Jeigu paklaustum vietinio, aš nekartą užklausiu, tai kokios tautybės žmonės labiausiai yra jums neprimtini? Tai vienareikšmiškai visi atsako rusai. Aš už Ukrainą, esu patriotas Lietuvos. Rusai nėra tie žmonės, kuriuos aš norėčiau savo atostogų metu klausytis jų kalbų ar dar visur. Man nereikia eiti į plačią rinką reklamuotis, pas mane klientai ateina ir perka iš popieriaus, kai aš sakau. Jeigu manęs paklaustų, ar aš norėčiau investuoti į Tailandą, šiandien dieną aš tikriausiai pasakyčiau ne. Mūsų podcast'o, kaip čia jau tradicija tapęs organizuotumas 2 dienų laikotarpių ar kažkas tokio, tai vat panašiai ir čia, bet ką šiandien pasikvietėm, tai pasikvietėm Liną, kas yra mūsų vienas iš klientų, jau rezervavęs ir pirkęs mūsų vilą. Taip pat buvo labai įdomu tiesiog, kai kalbame su daug žmonių ir tam pačiam NT Campe, kai buvom ir panašiai, kai gyvai kalbėjom ir kai kalbėjom per skambučius, tai matom, kad kyla daug visokių galbūt nepagristų ir rizikų, nepagristų kažkokių ten girdėtų kalbų apie ten Balį, kaip ten kas yra ir panašiai. Tai viena yra, kai mes tenai sakom, žiūrėkit, yra faktiškai ten taip ir taip ir taip, bet kita galbūt yra, girdėti iš tavęs ir tavo perspektyvos ir kaip tu visą tai matei ir tą procesą, kas galėtų tiesiog kitą perspektyvą suteikti mūsų klausytojams ir kad tiesiog, ne konkrečiai galbūt net apie Balio augimą kaip apie mūsų tenai projektą, ten Vila Jūra, bet apskritai apie Balį kaip vertikalę investuotojui, nes mano žiniom, kad nėra vienintelė investicija tavo mūsų projekte iš tavo portfolio. Tai bet kaip tave pristatyti galėtumėm? Tai kaip, aš esu užkietėjęs kaunietis, žalia balta. Tai esu verslininkas, investuotojas, didžiąją dalį seniau investuodavau vien tik tai NT, dabar turiu ir kitus portfelius, bet veiklą NT vystyme vykdau gal kokie 20 metų. Pagrindė jinai yra apimanti Kauną, šiek tiek Pajūrį, bet Pajūrys man truputėlį sudėtingesnis, čia jau turiu savo komandą, žinau pliusus, minusus kiekvieno regiono, gatvės ir taip toliau, ir dažnu atveju tikrai taip kaip ir pas jūs. Pas mane didžioji dalis, man nereikia eiti į plačią rinką reklamuotis, tiesiog pas mane klientai ateina ir perka iš popieriaus, kai aš sakau. Tai, ir tai jau trunka ne 1 metus. Jie manim pasitikė ir ką yra svarbiausia, ką aš irgi pas jūs mačiau, kad yra per tą jūs prizmę einat, kad pasitikėjimas. Nes klientų yra visą laiką, yra svarbu ten galbūt viena siena vienai buvo pažadėta padažyti spalva, ne patapo kita, bet tas pasitikėjimas visame yra labai svarbus. Tai grįžtant prie Balio, Balis tai toks dalykas, kuris mane sužavėjo prieš 10 metų. Norėjau klausti, kada pirmą kartą atvažiavai? Jo, šiaip aš mėgstu keliauti, labai daug keliauju ir daug visokių vietų aplankau, bet Balis yra ta, kaip sakykime, vieta arba Indonezijos dalis, į kurią aš visą laiką noriu sugrįžti. Ten man pirmiausia tai, kas patinka, tai, be abejo, žaluma, gamta, bet žmonės. Nes manau, kad, netgi, sakytim, galima palyginti su kokio nors Tailando, ne? Ten irgi yra visko, ir gamtos, ir gal vandens daugiau negu Balyje, kur daug kas sako, kad mažiau ten paplaukiat gali, salų mažiau, aplankyti ir taip toliau, nėra labai išvystyta tai, bet Balyje yra pagrindė žmonės. Tai tie žmonės, iš tikrųjų, tas, kam rūpi žmonės, o ne vien tik tai aš, ne? Tai yra labai, ką ir sako dažnai ten ir tie visi dalykai, kas susiję, sakykime, su religija, galbūt yra, tai galbūt toj vietoje man irgi pastumėjo į Balį investuoti, vien dėl to, kad, aš manau, kad tokių bendraminčių vis didėja ir didės. O Linai, sakai, žmonės, tai išsiplės, nes yra pas mumis ir investuotojų, kurie niekada nėra buvę, turbūt net pusė, ir apskritai, kur žmonės klausys. Tai prieš 10 metų atvažiavai, sakai, žmonės sužavėjo. Tai tas ir sužavėjo, kad, kaip sakoma, jie visi yra paprasti, visi patenkinti viskuom, niekada nesijaučia taip, kad, aš jaučiuosi, kad aš žmonės pažįstu, aš galiu nuskaityti, matyti, kada jisai, kaip sakau, nori
tave apgauti ar neapgauti. Tai jie tokie yra, tikrai nedaug sutiksi, kur yra dar, galbūt sakysiu, nesugadinti, pinigų. Jie nuoširdus, dėkingi tau ir man netgi buvo toks įvykis, kaip aš jį visą laiką prisimenu. Mes su šeima buvom, vežiojo mus ten po visokius krioklius, ryžių terasas, vairuotojas visą dieną, tikrai neatsiminsiu už kiek pinigų, bet ten tuo momentu tikrai man irgi atrodė nedideli pinigai, ten 20 gal eurų, ar gal daugiau truputėlį. Ir aš panašiai jam palikau. Ir tas žmogus, atvežė mus į viešbutį, šeima nueina ir jis taip iš lėto einu ir jisai, ten tokią emociją parodė, kad yes. Ir, ant tiek džiaugiasi, kad didžiąją dalį, to dar jau pas mus prieš 10 metų jau to nebuvo, nieks tau neteikdavo tokios padėkos arba tokio džiugesio, koks buvo tenais. Ir mane tas labai sužavėjo, aišku, kitą dieną vėl jisai mus vežiojo, ten dėkojo šeima, pasimeldė, kaip jie aiškina. Ir aš supratau, kad tai yra, yra perspektyva, nes daugeliu visur, kad ir kaip žiūrėjau, čia aišku labai gilu, bet žmonės tiesiog visi orientuoti didžioji dalimi į save ir tokios padėkos, kad tu ten gerą darbą pasakysi ačiū tau, arba, tarkim, mane pasimels už tave, kaip jie, tai to nėra. Ir tas mane sužavėjo, be abejo, sužavėjo, tai yra oras, sužavėjo gamta ir sužavėjo žaluma. Ir dar vienas, kas yra labai ypatinga šiais metais, grįžus prieš 3 savaitės, sužavėjo ta kokybinė ir kainos santykis. Tai ypatingai, aš esu toks mėgstantis restoranus, tikrai gerus. Tai netgi mūsų didelė kompanija buvo ir mes, kaip sakom, praėjom žiauriai didelę kulinarinę kelionę, nes valgėm ir japoniškai, ir korietiškai, ir graikiškai, ir itališkai, ir galiu sakyti, visose šalyse esu buvęs. Ir tikrai kainos ir kokybės santykių Baliai yra geresnis netgi. Tai va tas irgi žavi. Sakykime, vienintelį galbūt minusą, kurį matau, tai kaip ir visi kalba, yra trafikai. Tai čia yra vienintelis minusas ir čia galbūt yra perspektyvos ta investicija į baimę, kad daugeliu gali būti atkrist, kad jie tiesiog nenorės važiuoti, nes tau ten 10 minučių, 10 kilometrų reikia važiuoti 50 minučių arba valandą arba daugiau. Jeigu nedaugiau kartais. Jo, tai tas... Kartais ir Vilniuje būna tokių situacijų. Tai Vilniuje aš šiandien iš Kauno važiavau, autostrada nėra labai nuvalyta, važiavau tiek pat, kiek iki, tarkim, įvažiavus į miestą iki jūsų. Bet labai įdomi viena tavo perspektyva, nes jeigu gerai išgirdau, sakė, apie 20 metų užsiėmė nekilnojamo turto vystymu Kaune. Taip. Bet Balyje buvai prieš 10 metų. Ir kaip tai buvau prie Balyje prieš 10 metų, tai buvau prieš 3 metus. Kad tu kaip vystytojas ir investuotojas ir verslininkas, tai būdamas prieš 10 metų, aš buvau ten gal pirmą kartą tik tai prieš gal 5 metus, tai aš nemačiau dar anksčiau, kaip buvo. Atsakykim, tu buvai prieš 10, kaip sakai, prieš 3, gal ten dar prieš 2, ten gal nesenai buvai. Kaip tavo, kaip per vystytojo perspektyvą keitėsi tas Balis ir kur tu, nežinau, prieš 10 metų gal atvažiavęs tenai pamatai, kad ten tos trobelės ir ten kaimas ir matai vienaip, dabar paskutinį kartą kitaip. Gal nebūtinai kaip vystytojas, tiesiog kaip keliautojas, turistas, žinai, kas... Žiūrint, tai be abejo, tai tiesiog, kai pirmą kartą buvom, tai aišku, tai jau būdas yra, galbūt sakyčiau, kas liečia kaip iš vystytojo pusės, tai gal, nelabai jis ir keičiasi, kažkas viena kita. Yra, kurie man nepatinka, kaip pavyzdys Kangų. Tai, nepatinka dėl to, kad aš už Ukrainą, esu patriotas Lietuvos ir tikrai man šiandien dienai rusai nėra tie žmonės, kuriuos aš norėčiau savo atostogų metu klausytis jų kalbų ar dar kažko. Visur, kur eini. Tai šitoje vietoje man irgi dar vienas yra pliusas, dėl ko, kad, tarkim, Tailandas ar dar panašios vietos jų yra pakankamai daugiau. Ir Balyje, ir mes šitą temą daug ką vystėm su vietiniais, tai, jiems neprigyja, žmonės neprigyja. Jie, tiesiog galbūt per daug kultūros ir sakykime, nežinau, tikėjimo. Jiems rusams nėra Balis ten. Kiti rusai, kurie... Jeigu paklaustum vietinio, aš nekartą užklausiu,
Tai kokios tautybės žmonės labiausiai yra jums neprimtini? Tai vienareikšmiškai visi atsako rusai. Tai mes, aišku, dėl to toj pačioje. Tai grįžtant prie to, tai šiaip, sakyčiau, taip, didelis keitimasis vyksta Ulivatų, ten, kur aš yra. Ir galbūt, sakyčiau, kokybinė prasme, nes tikrai atsiranda daug vietų, fainų ir daug vilų. Ir ta tvarka net galbūt atsiranda, kaip seniau sakydavo daug kas Balyje, kad yra nešvaru šiukšlių. Tai Ulivatų, tai taip sakyčiau, nebent statybinėse vietose kažkur yra, o tikrai yra pakankamai tvarkinga yra, tai tame galbūt keičiasi. Taip, statybų šiandien dienai yra labai daug, bet galbūt tai ir normalu dėl to, kad visur pasaulyje viskas vystosi ir kartais ir aš paskutinius galbūt, nežinau, 6 metus neatsimenu, kada pirkau tuščią sklypą. Ir dažniausiai jame stovi kažkoks daiktas, kurį tu turi nuvalyti, dėl ko tu ten renkiesi tą daiktą, dėl to, kad jisai turi gerą lokaciją. O kodėl įgriauni, nes jau jisai yra technologijos nuėjęs visiškai į priekį. Ir tau reikia jį statyti šių dienų. Tai manau, kad ir Balyje tas kažkiek tai galbūt virsta arba poreikis atėjęs, kad žmonės... Dar papasok, pavyzdžiui... Aš dar, Jonai, jeigu galima, kad nenubėgti nuo tos temos, dėl ko aš paklausiu, nes pas mus dažnas žmogus, kuris galbūt neanalizavęs per daug rinkos ir panašiai, ir mes iš tikrųjų rezultatą nežinom, bet įdomu padiskutuoti, dėl ko paklausiu kaip iš vystytojo perspektyvos ar investuotojo, todėl kad daug kas sako, tai Balis čia jau nuplaukęs dalykas, nes čia jau visi rate tenai žmonės jau važiavo ir dabar jau kai tik gal kažkur važiuoja ir palei jų tą rato suvokimą, tai atrodo, kad Balis jau ten jau nebereikia lėkti. O iš mūsų perspektyvos, ką mes matom, ten pasinalizuojam tenai Indonezijos, ten turizmo tarnybos, ten skaičius, kaip keičiasi tenai Balis ir tenai turistų kiekis auga kasmet 10 arba daugiau procentų, tai automatiškai ta rinka keičiasi, tai labai įdomu, sakau, dėl to iš tavo perspektyvos, kaip matyti tą progresą Balio, žinai, ir ar jis vis dar... Aš manau, kad Baliui labai paveikė COVID'as ir galbūt labiausiai negu visas tas ten panašias šalis, kaip galbūt mes galim labiau lyginti su Tailandu, nes mūsų Lietuvos bendruomeniai tai taip ir yra, didžioji dalis Tailandas arba Balis, nes tai... Tai aš manau, kad priešingai, Tailandas jau buvo prieš COVID'ais, galbūt tiek nebuvo, ten yra tikrai, toj vietoj galėčiau sakyti, kad, jeigu manęs paklaustų, ar aš norėčiau investuoti į Tailandą, šiandien dieną aš tikriausiai pasakyčiau ne. Kodėl? Dėl to, kad aš manau, kad ten jau yra rinka persisodžius, kainos ir kokybinė prasme, jos jau yra pasiekusios piką ir daugelio, grįžtančių lietuvių jau jie to negauna, ką tu gali dar gauti Balyje. Ir manau, kad Balis dar turi daugiau perspektyvos, sakykime, tobulėti ir tuo pačiu rinka auga. Nes, netikiu, kad atėjęs ten į kokią nors alchemiją pusrytinę, ten kiaušinis ir taip toliau, išeiti su 10 eurų, ta prasme, nežinau, Vilniui, Kaune tokių pusrytinių nėra, o porcijos ir, sakykime, maisto kokybė ir prisitaikančio prie visokio tipo žmonių, nėra. Tai natūralu, kad dar yra kainos pakilimo, tai procentaliai, tai ir iš kur jos atsiras. Tai tiesiog pradės žmonių daugiau važiuoti. O dėl ko žmonės turės daugiau važiuoti, nes tikrai yra daugiau grįžtančių į Balį, kai jie palygina, aš kaip turiu savo kitą veiklą, tai užsiėmus santechniką ir plytelėm, yra tokia įmonė Aquahome, kurią aš įkūriau, čia buvo vienas iš mano tokių pradžiai hobių, po to tapo verslu. Dabar esam tikriausiai lyderiaujantis šitoj, sakykime, Pabaltijos rinkoje, jeigu tu nori nusipirkti Opelį turim, jeigu Volkswageną turim, Porsche turim, Bentley turim, Bugatti turim, viską turim. Realiai mes turim virš 100 su viršum gamintojų. Ne? Ir dažnu atveju iš klientam sakau, kad jūs paimkite ir palyginkite, vieną ir kitą. Ir tada jūs suprasit, kodėl ta kaina yra didesnė. Kol tu nepavažiuoji su tuo Opeliu, kol važinėjai visą gyvenimą su juo, žiauriai fainas.
bet jeigu tu sėdi į Volkswageną, tu žiūri, kad mažiau girdisi. Nu, ir jisai fainesnis. Bet kol tu nepalyginai, tu nesupratai. Tai čia irgi tas pats yra. Kol tu nepalygini, tarkim, Tailando su Baliu, ne, ir to plius minus ten metų skirtumų, tu nesupranti, kas yra geriau. Bet aišku, vėlgi, čia labai individualu. Bet kalbant apie investicinę, aš manau, kad Balis dar turi tikrai perspektyvos ir ypatingai, sakykime, tose gražose, užimtumuose, ką jūs ir daro, tai tikrai yra manau, kad ir pačiose kainose. Nes kai kurie dalykai yra labai ženkliai mažomis kainomis. Jie tiesiog turi daugiau kainuoti. Aš irgi domiuosi ten apie vynus, ypatingai apie šampanus. Ir kai ten tu sėdi kažkokiam restorane ir kai tu žiūri aukcione, kad jis eina brangiau negu į Balį restorane. Kaip tai gali? Tai nesupranti. Gal nebūtinai tikras šampanas? Galbūt kažkas tai padarė, padirbo ir taip toliau, bet nemanau, kad taip yra. Tiesiog tai yra rinka. Tai rinka jinai diktuoja ir tas užimtumas, aš manau, kad jisai didėja, nes matosi, kad tam tikrose vietose yra žmonių. Bet vėlgi teko su vietiniais pakalbėti ypatingai, nes, kaip sakau, su grebais važinėdavom, tai jie vieni džiaugiasi, kad dabar čia daugiau žmonių, nes prieš tai nebuvo. Taip. Didžioji dalis jų vertina tai, kad nori pastovaus darbo, pastovaus atlyginimo, nes kartais būna, kad yra turistų, nėra turistų, bet jie visi sako, kad jau didėja tas. Tai tarkim. O dar, Linai, žiūrėk, man įdomu, tu vis tiek buvai prieš 10 metų, tai pavyzdžiui, tavo šeimai ir draugams, tik važiuodavo prieš 10 metų ir važiuoja dabar. Kada labiau patiko ir, kada gal geresnį laiką turi ar geresnį? Ne, tai be abejo, kad dabar patiko, nes dabar yra ženkliai fainesnių vietų, kuriuose tu gali, kaip sakykime, skaniai pavalgyti, praleisti gražią dieną, bičių, yra tokie kaip Sundays, atsiraždusių fainų ir taip toliau. Yra daug fainų vietų ir plius nėra sugadinta gamta. Nėra taip, kad tu gali tą pačias džiunglės, tiesiog yra, tau vieniem patinka jogą daryti kažkur tai tiesiog ant kilimėlio, yra, gamtoj, ne? Tai tie patys ryžių laukai ir ten, tikrai tu gali tos autentikos, to jų kaimo pamatyti ir jisai nesugadintas, kai būna, tarkim, galbūt, ką aš galėčiau pasakyti apie Tailandą, ką aš, pavyzdžiui, matau, ne? Tai Puketas, tai čia iš vis yra kita istorija, bet, realiai ten darosi Niujorkas, tai ten goržiai, Tai to tikėkimės, kad Balyje nebus ir tas aukštingumas yra, mes aišku, kai vystytojai kalbėtume, tai be abejo, kad geriau, kad duotų kuo aukščiau. Taip. bet kaip investuotojas, aš sakyčiau, aš labai džiaugiuosi, kad tai Max yra du aukštai. Tai nes jisai tokį žavesį turi. Tai ir dar vienas, kodėl, pavyzdžiui, man Balis labiau galbūt jisai kažkiek primena tą mūsų Kuršių neriją, tą Nidą, ten, ir su vaibu, ir su žmonėm, ir su to visų, kaip sakau, rutina. Nes, visi sportuoja, visi prisižiūri, toks yra primtinas man gyvenimo būdas. Tai dar vis tiek prakeliavote, ne? Tai kur varėt? Buvo Tulbudė, tai sakai, Čiangų nepatiko, Uluvatų, kurios vietos, kur prakeliavot ir kuom tau jos skiriasi, nes aš visada, pavyzdžiui, mes kai Uluvatų pradėjom, tai aš irgi su tai žmonėm, kur gyveno, sakau, tai kas tau yra Uluvatų, apie ką? Ir tada, kai tu supranti auditoriją, kai supranti apie ką, mes tada ir stengiamės pritaikyti tą dizainą tai auditorijai, tai apie ką tau yra Ubudas, apie ką tau yra Uluvatų ir kur prakeliavai. Ubudas tai yra daugiau ten, kaip sakykime, daugiau apie visą tikėjimą, ne, ten, kaip sakau, ten gali išsivalyti. Po gerą savaitgalio. Po visko. Nuo blogos energijos, ne, ir tiesiog ten jaučiasi daugiau toksai, aš visą laiką grįžtu jau kelintą kartą į tokį viešbutį, Komaneką, kuriame ten vietinių tinklo, jisai labai remia savo vietinius menininkus, dalyvauja ten visose parodose išvežinėja, tokie kultūros žmonės, ne? Tai ten ir jaučiasi truputėlį, daugiau yra publika, kurie atvažiavus tos, pajausti
dvasios ir tos auros, ne? Va tie kiti, ne, ten Kangų, ne, tai ten daugiau yra toks, kaip sakoma, Mišelino viešbučiai, kaip sakau, ne, ten Ritsas, ten visokie, kurie nori, kad šiau iš tualeto, man ten užlankstė papariuką, ne, štovi žmogus. Tai ten, kam to reikia, tai ten galbūt daugiau to ir daugiau toks, standartas. O Ulivatų, tai manau, kad yra šiandien dienai ta lokacija, kuri mano akimis, tai be abejo, ten yra didžioji auditorija jaunesnė. Tai dėl ko aš ir investavau į vilą vieno miegamojo. Galbūt ten matosi, kad yra tie žmonės kažką veikiantis, tai gyvenantis galbūt mėnesį, 2 arba daugiau. Nes nėra tiek daug, kaip sakykime, būdė matosi daugiau turistų, kurie, nes taip, tiesiog taip ir yra, kad tu gyveni, nori prie jūros, ne, bet vis tiek tu nori atvažiuoti į būdą, nes ten visko yra, ir šventyklų daug, ir pasirodymų, ir 3 ir 4. Tai va, tai toj vietoj, tai man, sakykime, šiandien dienai ir fainiausias, ir pležai, tai yra ir vaizdai, tai yra Ulivatų. O dabar irgi paminėjai, kad sakai, puikiai supratai auditoriją, kad jaunesnė išsirinkai vieną miegamojo vilą. Tai papasako, kaip apskritai atrodė tavo ta investavimo gal kelionė, kada pirmą kartą, tarkim, jeigu prieš 10 metų nuvažiavai, ar iškart pradėjai galvoti, ar pradėjai galvoti ten praeitais metais, kaip atrodė tas tavo mintis? Prieš 10 metų dažniausiai tu galvoji apie atostogas ir jokias investicijas. Ir dažniausiai, tu turėjai jau čia, kaip sakau, pas mus Lietuvoje dabar taip yra. Ne? Seniau buvo gal, ne prieš 10, prieš 15 metų, tu tiesiog turėdavai kur investuoti, bet nebuvo iš ko investuoti. Nebuvo sutelktinių finansavimų, fondų, bankai kitaip žiūrėjo, tu tiesiog. Šiandien dienai atvirkščiai yra. Yra kaip ir yra investicijų, bet nėra kur jas investuoti. Ir tarkim, galbūt mano yra situacija tokia ir manau, kad ne mano, daugelio tų vystytojų, kurie moka skaičiuoti. Aš skaičiuoju savo darbo laiką, ne? Aš skaičiuoju savo pinigus, nes jie kainuoja. Ir aš tą savikainą matau kitokią. Ir kartais būna, kad ten su keliais vystytojais ar kaip tenais fliperiais, aš sakau, nelabai suprantu, kaip jūs šitą biznį darot, jūs tiesiog dirbat. Tai jūs gal pas mane ateikit, nes jūs tą patį turėsit. Ir jums nereikės dar ieškoti, iš kur gauti pinigų. Nes dažnu atveju, tiesiog kai kurios investicijos, jos labai mažą grąžą turi. Be abejo, pas mus įsiplėtė labai biurokratija didelė ir ten, jeigu seniau būdavo kažkokį tai projektą, tu galėdavai sakyti, kad tu per metus padarysi, tai šiandien dienai tikrai nėra, 2-3 metai. Tai natūraliai skaičiuokim investiciją, metai, 2-3, tai pinigai įdėti, jie turi savo kainą. O dar tavo sugaištas laikas pačio, ir dar kažkieno, tai va taip, kai pradedi skaičiuoti, tada pamatai, kad nėra tiek daug vietos, o dar nori kažkokį produktą įdomesnį pateikti, kad tau nereikėtų ten, aš nemėgstu pasakoti apie savo produktus, girti ten juos, jie tiesiog patys save parduoda, man nereikia jų pardavinėti, tai tiesiog aš visą tą laiką taip ir dariau, aš galbūt išaugau ten, sakykime, pradėjau ten prieš 20 metų, kaip ir visi tikriausiai didžioji Kauno vystytojų nuo Romainių, toks rajonas pas mus buvo, statėm ten dvibučius namukus, kotidžiukus tos sublokuotus, tada prasidėjo kvartalai, tada prasidėjo daugiabučiai, ir dabar aš esu apsistojęs apie Žaliakalnį centrą ir tokiose įdomesnėse vietose, sudėtingesnėse. Tai tose vietose, tiesiog tu skaičiuoji ir tu matai, kad ne. Ir tada tiesiog atsirado lėšų, kurios, nedirba. Tai tada pradėjai žiūrėti. Tai aišku, yra krypčių, ne tik tai balis. Iš kokių rinkaisi?
Krypčių? Jo. Ne, nu tai aš kaip ir prieš tai kalbėjau, aš tikriausiai galvojau, kad aš turėjau gimti arba Italijoje, arba Balyje. Tai žiemą Balyje turėjau gimti, o visą kitą Italijoje. Tai natūralu, kad Italija, aišku, galbūt tai yra man artima, man ten patinka, aišku, mano didžioji dalis partnerių yra italai, aš jaučiuosi ten labai gerai, šiek tiek išmanau ir tą pačią rinką ir nekilnojamo turto. Kuri mėgstamiausia Italijos vieta? Tai vieta, tai natūralu, kad irgi prie vandens ir prie kalnų, tai labiausiai tai Como. Tai ten yra tikrai pakankamai įdomių dalykų, aišku, biudžetai yra visiškai kitokie, tai sakykime, ne Balio. Tas entry level, ne? Jo, tai ir ten, vėlgi, taip, ta pati situacija, tiesiog Como, bet daugelis žino, ir indas, ir amerikietis, ir lietuvis, ir daug kas, taip kaip ir Balį. Nežinau, kurios ten tautybės arba ten žmogus nežino, kur yra Balis. Čia mes turbūt su Jonu gal žabu galiu kalbėti, nelabai pažįstami su Italijos būtent rinka, bet kokios tenai gražos yra arba kokie sunkumai lyginant su Baliu, nes įdomu, koks tas... Sunkumai kaip yra. Tai vienas dalykas, kad pas juos, gražos yra, jeigu dabar žiūrint, tai ne, tai labai sėkmės dalykas. Tai aš gal taip labai tos skaičius didelius nenorėčiau pasakoti dėl komercinių, kaip sakykime, dalykų, bet manau, kad pagrindinės tenais dalykas tai taip pat yra biurokratai dideliai, yra popierizmas, kuris gali užtrukti nežinomą laiką ir nėra, bet yra tam tikri dalykai kaip, filipinimas, ne? Kuriuose tau nereikia tiek daug daryti, o kai kuriais atvejais netgi pasižiūrėjus ten tos skelbimus, tai norisi net tiesiog viską išnešti iš to būsto ir padaryti naujas nuotraukas su nauja kaina. Ir viskas ten to gali užtekti. Nes, taip yra. Tai ten nėra tokio, aišku, ten yra, sakykime, didelė šalis ir visai kita auditorija. Bet tam tikrose vietose, prie Como tikrai perka didžioji, dabar pagrindiniai ten NT sandoriai, tai yra ne su italais. Tai labai Amerika, Indija, jiems yra įdomu, jiems norisi turėti tos, kaip sakoma, spagečio kvapo. Ir bolonezas, tai ten yra tas momentas, kurie yra. Tai su gražom ten yra, sėkmės dalykas galbūt yra, bet ką jūs tokį modelį darote, ne, ir ką, tarkim, galbūt nežinau, kuris čia pirmieji, ar Tenerife, ar Balis, kada, tu nusipirki vilą, rūpinasi, matai, visą kitą gražą, ir trečia, ir tau nieko nereikia sukti, tai Italijoje to nėra. Nėra tokių įmonių, ar negali pasitikėti tokiom įmonėm? Tai nežinau, bet neteko man girdėti ir čia su šitu principu man irgi kažkas susisuko jo ir aš pradedu dirbti šitu principu, galbūt irgi yra momentas. Nes vėlgi vienas iš tų dalykų, kas yra, tarkim, kokį, kodėl aš kviečiu, tarkim, savo draugus, kolegas, partnerius, pažįstamus prisijungti į jūsų, tarkim, ar ten kitų lietuvių investicijas, dėl to, kad, tu gauni full service. Tai jeigu tas full services dar atitiks tai, ką jūs deklaruojat, tai čia yra unikalu. Dar unikornas, kai sakai. Dar, Linai, man vis tiek, mes čia tą podcastą pradėjom su vienu tikslu, kad pasidalinti nuoširdžiai taip, kaip yra, nes yra daug mitų, daug yra nepagristų baimių. Tai dabar žmogus, kuris klausosi ir galvoja, gal norėčiau Ispanijoje, gal Italijoje, gal Dubajuje, gal Tailande, gal Bali, iš tavo perspektyvos, kokius tu gal patarimus duotum, nes irgi esi prakeliavęs, vienas iš dalykų yra, kur tu nupirksi, mes irgi šnekėjom, ant kempę buvom ir viena investuotoja sako, žinok, ar čia man, kai žiūri tą žemėlapį, ar truputį aukščiau, ar truputį žemiau, sako, man jokio skirtumo, o kai ten gyveni, tai kardinalus skirtumas, gali būti ten pramoninis rajonas. Taip, kaip ir visur. Pasidalink gal kažkur savo kažkokius patarimus, vis tiek kažkodėl priėmė tą sprendimą, tai tavo atveju tu keliavai, tau labai patinka, tai turbūt yra emocinis, bet tas, kuris klauso, sako,
aš nenoriu važiuoti Balį, man ten įdomu, grinai iš investicinės pusės, tai vat kokį gal patarimą tu jam duotum? Ne, nu tai iš investicinės pusės, tai šiandien dienai taip yra, sakykime, nu, jūs duodat visą full servisą, tai tas yra labai svarbu. Lokacija, kaip ir visam nekilnojame turte, visose nekilnojame turto investicijose, lokacija ir lokacija ir lokacija. Nėra kito dalyko, vieta yra vieta. Čia tas pats, ar tai tą vietą reikėtų pasidomėti, tai jūsų vietos yra pakankamai geros arba geros, sakyčiau. Tai vienas momentas. Apie baimės, ne? Tai be abejo, ten tu gali prisiklausyti ir vietinių aš pažįstu, kurie gyvena ir ten pats tikrai domėjausi, ten ir zonos, ir nezonos, ir galima statyti, negalima statyti, tada nuomot galima, negalima nuomoti. Tada kaip ir visur, ne, pas mus ypatingai Lietuvoje jautri tema terminai. Tų mitų yra labai daug, kad aš investavau ir man tą vilą atidavė tik už 2 metų. Tai čia vėlgi, patikimumo klausimas, tai tos visus dalykus natūralu, kad juos apsvarstai ir tada pasižiūri kokią, kaip ir kiekvienoje investicijoje, ne, visą laiką skaičiuojam ne tik tai pajamas, bet ir išėjimo minusą, kai sakau, kas bus, jeigu, Jonas nepastatys to vilo, ne? Yeah. Tai tada tu skaičiuoji. Arba kas bus, jeigu Jono pažadėta grąža nebus tokia, kokią mes įsivaizduojam, arba kokią mes piešim. Nebus to užimtumo. Tai manau, kad per tos ten 2-3 metus tos vilos kaina, tai ką mes dabar sumokėjom, tai tikrai išauks gal ne dvigubai, bet 20-30% garantuoti. Tai tu galėsi ją ir parduoti. O galbūt užauksi su ją ir nusipirksi dar vieną brangesnę. Tai vėlgi čia, kaip ir kiekvienoje investicijoje, kaip ir dažnu atveju, ir man taip dažnai tenka, kaip sakau, net liūdėti dėl to, kad tu pas tave žmonės perka iš popieriaus, ne? Ir kai tas objektas pasistato, jisai dažnu atveju kokį tu gauni avansą, tai jisai tai sumai pabrangsta. Ir tau būna liūdna, nes tu kaip ir nelaimėjai ir praradai pelno dalį ir taip toliau. Bet tokia yra situacija. Tai šitoje vietoje irgi taip pat. Aš irgi manau, kad yra šiek tiek rizikos daugiau, kada tu perki iš popieriaus arba ten kažką tai pradėta krapštyti, negu yra gatavų. Kurios jau veikiantos, įveiklintos ir kažkokios gražos, jau matomos, natūralu, bet tada ir tas skaičius skiriasi. Ja. Ir tada tavo ta rizika vis tiek yra kažkokia, tai kaip ir kiekvienam, žinoma. Tai bitkoinas irgi rizikingas, bet visi mes jame kažkiek tai painvestuojam. Tai čia galbūt irgi ta pati yra rizika, bet burbulų, tų tokių, kaip sakau, ten super mamyčių klubuose ar ten čatus, nežinau kaip vadiname, tokių nebūtų dalykų labai daug yra. Tai šitus reikėtų kažkaip, atfiltruoti, paneigti. O kaip pats filtravai, nes, pavyzdžiui, mūsų esmė ir yra, kaip Jonas minėjo su šito podcastu, tai tiesiog apie Balį pakeisti įsivaizdavimą ir vėl ne konkrečiai apie mūsų projektą ar dar kažką, mes aišku galim kalbėti kaip mes darom, mes negalim kalbėti ten kaip kiti, bet tiesiog ir apie patį Balį konkrečiai yra labai daug mitų arba ten išeina kokie Instagram'e, ten kažkas kažką papasakoja, užsifiksuoja, bet ten... Kad lyja daug. Kad lyja, teleką iš tikrųjų. Būna ir palyja. Bet dėl to ir dedat ne ąžuolą, ne beržą. Taip. Tai va, yra daug tokių niuansų, man įdomu, kaip tu pats atsifiltravai, nes, sakykime, dar nebuvo podcastų ir nebuvo tenai gal. Ne, tai šitoj vietoj, tai aišku, tai tiesiog tu kažkiek tai domiesi. Antras dalykas, šiandien dieną iš vis didžioji dalis, kai sakau žmonių, kuo naudojasi, tarkim, patarėjų, jajum, tai tas irgi kažkiek tai yra, aišku, jajum negali pasitikėti, 80% maks. Taip. Bet klausimų yra. Tai tada tiesiog gali pasigilinti, galbūt daugiau pats pasidomėti. Aišku, man tai buvo galbūt lengva dėl to, kad aš buvau vietoj, buvo bendruomenės lietuvių, kuri gyvena ne vienus metus, ne? Vėlgi buvo vietinių
pas kuriuos važiuoji ne vienus metus ir ten šiek tiek teko pasikalbėti, tai tu biški tą vaizdą pamatai kitokį. Tai toj vietoj, kaip pasakyti, garantuoti niekas negali, bet, pačiam reikia pasidomėti tikriausiai. Ir užduoti Jonui klausimą, kaip ten bus su to leidimu, ar ten su sertifikatais ir visais kitais dalykais. Tai jeigu tu gausi atsakymą, tai manau, kad viskas okei. Ten vienintelis dalykas, ką didžiąją dalį visi ten, sakykime, dėl tų zonų tenais kalba ir visi gazdina, kad jeigu ten žalia, tai negali nieko daryti. Ja. Tai tas yra kažkaip ir vietiniams pasakyta, jeigu paklausi, kad vietinio ar gali žalioje zonoje statytis, ir pasakys, ne. Tai reikia įsigilinti. Bet aš manau, kad yra tam tikrų išlygų kaip ir pas mus visur, ne? Kaip gal kažką turi padaryti valstybei, kad galėtum, ar ne, kelią nutiesti, būtų labai gerai. Šiaip Uluvato apšvietimą. Uluvato tik kas gerai, kad planuoja 25 metrų visai tokia aplinkelį daryti. Tai jo, aš mačiau irgi tą dalyką. Tai kiekvienam investuotojui, manau, kad bet kur, ne, investuojant, ar Lietuvoje, ar Balyje, ar nežinau, ten dar kur nors, natūralu, kad jūs turit pasidomėti. Tai čia įman banko paskolą irgi domitės, tai irgi jūs dedat parašą. Tai irgi prisiemat riziką, kad tos palūkanos gali būti ne minusinės, o pliusinės. Tai ir čia ta pati situacija. O kada pirmą kartą pradėjai, nes kai mes pirmą kartą pasiskambinom, tai sakai, kad jau domies kurį laiką. Tai kada pirmą kartą gal pagalvoji, kad visai reiktų investuoti ir kiek laiko užtruko? Tai čia buvo labai tokia komediška situacija. Tai buvo Nidoje, buvo toks jūsų kolega Tadas, kuris truputėlį prašvietė tai. Ir kažkaip taip, kadangi vieta patinka, šalis patinka ir kažkaip pradėjau mąstyti, kad gal visai ir įdomu. Nes tai kažkurio momentu, tarkim, buvo prieš kokius 2 metus gana intensyviai, ten partnerių mano ir kitų pažįstamų kalbama ir tokių minčių apie Tenerifę. Nes, ten irgi panašus modelis yra ir taip toliau. Bet, man Tenerifė kaip žmogui nepatinka. Tai ir tiesiog ta investicija irgi kažkaip sustojo. Nes irgi buvau dirbęs darbų, išsiaiškinęs ir apžiūrėjęs ir taip toliau, bet man tame, kad ten geras oras, viskas okei, bet man trūksta serviso arba net labai paprastai elementaraus espresso. Ten labai restoranai, viskas labai prastai. Nėra tokie, kokie aš mėgstu. Tai tarkim, kur geriausias espresso Baly? Tai Alchemija, aišku. Tai šitoj vietoj, sakykime, vėlgi, galbūt čia yra kiekvieno žmogaus, manau, jisai tą investiciją nori daryti ten, kur jisai gerai jausis, ne? Tai natūralu, kad galbūt ir mano tas buvo sprendimas. O šiaip aplamai, kodėl tos, sakykime, tos investicijos ne tik tai Lietuvoje nepradėjo, tai kaip ir daugelio tikriausiai prasidėjus Ukrainos karui. Tai pradėjo minčių kilti, kad tos visus savo višiukus, ne vienam garde reikia laikyti ir taip pat viskas ir vystėsi, bet norisi investuoti ten, kur tau pačiam būtų fainai. Ir kur tu matai kažkokią, aš asmeniškai tikrai matau didelę perspektyvą Baliui. Negaliu pasakyti, kiek tai tas tęsis jojo ten, bet manau, kad artimiausius 3, 4, 5 metus bus ten tikrai viskas gerai ir tie, kas dabar pradėjo, arba, dar sakysiu, kas pradėjo prieš 2 metus, tai tikrai labai daug išloš. Nes aš vien žinai, kur dadėsiu, kaip aš matau, kad
pagal žemių kainas. Tai va, aš tikrai daug domiuosi, va, kaip va, nupirkti tą žemę, o tai žemių kainos turbūt kasmet vos nedvigubai pakyla, jeigu geroje lokacijoje ir taip toliau. Tai va, ką tu sakai, 5 metai, aš va taip ir manau, kad nu kažkurio momentu taip subrangs žemių kainos, kad nu tiesiog nebesusidėlios matematika. Bet dabar, va, kaip tu sakai, žmonės, kurie prieš 2 metus, žmonės, kur dar šiandien neįdinėja, jiem ta matematika dėliojasi. Ja, tai taip, be abejo, kad ta matematika dėliosis ir natūralu, kad nu, tu visada, nu, jeigu vila stovi, ne, tu visą laiką turi atsitraukimo variantą ją parduoti. Dar žinai, ką gal gali iš savo pusės pasidalinti, nes irgi va čia apie tą antrinę rinką mūsų klausinėjo. Nu tai sako, gerai, nupirkti, su kokiu Šiaurės Kipru lygina, kad tu nupirkai, investavai, bet po to nebeparduosi. Tai va, iš tos pusės, kaip tu matai, keičiasi auditorija. Tai va, nu, ja, tai kas galėtų pirkti antriniai? Visą laiką yra žmonės, kurie mėgsta, sakykime, saugesnę investiciją, kurie ją mato, gali pačiupinėti, arba, nu, jeigu nenuskridė, tai nu, jis nufilmavo ten ir apžiūrėjo. Tai čia yra visą laiką, yra tų žmonių, kurie mėgsta, nu, sakykime, netgi ir verslai yra, ne? Vieni užsiema trumpalaikę nuomą, kiti užsiema ilgalaikę nuomą. Tai tie, kas nori ilgalaikės nuomos, tai jie tiesiog, nu, nori saugesnio, ne? Arba čia kaip ir bet kuris investuotojas, ne? Tai yra tikrai Lietuvoje daug laikančių žmonių indėlius bankė. Jie nededa į ten jokius sutelktinius finansavimus, į fondus, į akcijas ir taip toliau. Nu, tai vat yra jeigu mes turim Lietuvoje pakankamai nemažai indėlių, tai va čia yra rinka, kuri pirks antrinę. Nes, nu, jie gal kažkada ateis momentas, kada jie supras, kad galbūt geriau tada man nusipirkti kažkokį tai vilą, kuri išnuomota ten metams, negu laikyti pinigėlius indėliuose. Ne? Galbūt ne visą dalį. Nu, tai aš visą laiką siūlau kažkokį pasilikti variantą. Netgi savo komandai visą laiką aš siūlau, kad negali visus uždirbtus pinigus visą laiką tik laikyti, jos turi kažkur painvestuoti. Tai čia, nu, tiesiog čia mūsų galbūt dabar jau gyvenimas keičiasi, anksčiau nebuvo ir nebuvo galbūt taip edukuojama, kad tai reikia, kad tai būtina ir nu, tiesiog nu, mano tėvai tikrai nebuvo edukuoti žmonės, kad reikia investuoti kažkokią dalį savo pajamų, kad tu jaustumės pensijoje gerai ir taip toliau. Mes dabar jau ta kita karta ir ypatingai jaunoji, aš turiu vaikus, paauglius, tai mokosi mokyklose ir ten čiut ne kiekvieną mėnesį kažkas ateina ir juos edukuoja. Tai yra labai gerai. Ir aš manau, kad to irgi yra, nu, čia pasaulinių kalbam lygmenių, kad tai ateis žmonės, kurie norės investuoti. Ir vieni labiau rizikuoti, tai tokie vat kaip aš, ne, kaip perki iš... Ir bus kita antrinė rinka, kada jau tu matai daiktą, gali jį pačiupinėti, paglostyti, gal ten pašpakliuoti kažką, jeigu to nepatiko, paveikslą pakabinti ir taip toliau. Tai visada jinai yra. Yeah. Šiaip antrinė rinka yra, nu, visais laikais jinai yra. Tai... Dar žinai, vat, ką tu ir sakai, ne tik gal apie patį tipą, kad tikrai yra žmonės, kurie vat, nu, neperkelia tos rizikos, taip, vat, sakykime, kaip vat, tu ar kiti investuotojai, bet iš kitos pusės yra visai kita rinka Australai, tokie, kur jiem atvažiuoti, tenais yra, nu, sakykime, jie perka tenais jų savo atostogų namus, taip, kaip mes Lietuviai perkam Palangoje ar Nidai. Tai va, aš puikiai žinau, kad nu, va, daug agentų parduoda Australams, pastatytas, ten 30-40% brangiau, tiesiog va, ta išėjimo strategija, tai tikrai nu, egzistuoja, nėra tokia sudėtinga. Tai natūralu, kad taip yra ir va, ypatingai Ulivatų, tai tikriausiai manau, kad didžioji dalis yra Australų tenais ir jo, nu... O pats beje surfinį? Teko? Bandžiau. Sužinojau, kas yra va šitie... Spenelių nebuvo? Ne, sužinojau, kas yra šitie preso, kad raumenis tokius turiu, neskaudėjo. Tai, bet nu, nesu tikrai, reikia tobulėti dar ir susidraugauti su to vandeniu ir su talenta, bet tai... Reikia laiko. Mano vaikai viskas okei, jie labai imlus ir važiuoja, ir ypatingai ten sūnus ir dukra, tai ten buvom vienam dabar neatsiminsiu kaip pavadinimas to pležo, bet tai labai toli buvom nuvaryti ir atgal parplaukdavo į krantą. Tai toks, nu, buvo tokios bangos, sakyčiau, tokios rimtesnės. Yeah.
Nes prieš 3 metus, kai buvau Lambokė, tai ten buvo silpnesnės tokios bangos. Tai... O kaip vaikam, irgi yra auditorijos, mūsų kartais irgi klausė ten apie gal mažesnius vaikus, ten darželiai mokyklos, tai tavo, kaip suprantu, jau paaugliai. Kas vaikam patiko ir kodėl? Ar jie nori važiuoja į Balį? Ar... Vaikams tai galėtų šiandien, jau jie siunčia visokias žinutės, kaip Reelsai rodo, kaip vaiko mažo klausia, kur tu nori dabar važiuoti, va tenais, ir jisai verkia, nes negali. Tai čia mano vaikai tokius man siuntinėja, be abejo, vaikams tai patinka vienareikšmiškai. Vėlgi, ką ir pasakiau, servisas, dar vienas yra labai svarbus momentas, ką va aš Balyje mes prieš 4 ar 5 metus tai paleisdom vaikus tiesiog vienus į miestą. Tai va tas saugumo jausmas tenais yra. Ir man, kaip tėvui ir mano žmonai, kaip mamai, nekildavo jokių minčių ne dėl saugumo. Kad kažkas pagrobs, kad kažkas apiplėš, kažkas nuskriaus. Net nekildavo tokių minčių ir dabar, aišku, jie dabar vienam 16, kitam 13, tai jau net, ten pasižiūrėdavo į lokaciją, kur jie yra, bet jie yra. Tai tas irgi, yra labai, dar vienas galbūt iš aspektų, kad yra labai saugu Balyje. Kol kas tikrai nėra jokių nusikaltimų, jokių ten norų apiplėšti, ko nepasakysi apie kitas, tarkim, ten, šalis Meksika, Europą. Ne, ten, Londonas dabar yra tikrai, Švedija ta pati nėra labai saugi. Leidai sūnui su motoroleriu važinėti pačiam? Pačiam ne, bet su krebais važinėjom ir jau be šalmų. Ir su viena ranka filmuojantis. Tai čia yra labai toksai, kaip sakau, pradžiai, kol tu įsivažiuoji jų gyvenimą, tai šalmą dėdėsi, laikais taip, o po to jau ten... Marškinius atsisakstai jau po truputį. Tai kokią marškinį, maikė arba iš vis be maikės būni. Tai va, tai čia viskas greitai ir ten perini į aprangą pagrindiniai batai flip-flopai. Tai nesvarbu, ar tu ten vakarienės eini, ar ten tiesiog, tai tas irgi yra, kai sakau, tas paprastumas irgi didžioji dalis labai žavinės. Balyje tu jautiesi gerai visur, nes nėra, kaip čia negražiai pasakysiu tokio, kaip būna Europoje, ir ten, nežinau, pas mus, to tokio pišoniškumo, tokio pasipūtimo, kad va aš čia toks, mano čia Rolexas, čia mano dar kažkas, tai... Neatskirsi. Jo, ten, gali pažiūrėti, jeigu Rolexuką uždėjo, kad galbūt, ne, bet... Bet su Rolexu kur tu lovatų, tai iš tavęs juoksis, jeigu tu... Jo, tai va, tai ten nelabai yra, sakykime, jisai seifė dažniausiai padėtas ir tas irgi duoda savo tokio žavesio, dėl to, kad tu tikriausiai gali tenais gerai jaustis. Ir tu dažnu atveju tiesiog, tokiai nėra, nes, vis tiek, žinot, ypatingai moterims ten galbūt, ten kokiam Dubajui tu neišeisi, ne, ten tu turi vakarieniai pasiruošti, o ten tiesiog, iš pliažo, tai toks vaibas labai yra panašus Nidos, nes Nida turi tą tokį savo irgi lengvumą ir paprastumą ir ten, sakykime, nesvarbu, kad jinai keičiasi dabar, ten irgi statybos investicijos visokios yra ir labiau urbanizuojasi, bet toj vietoj, yra to. Ir kalbant apie vaikus, tai sakau, ten tikrai yra ką jiems veikti ir saugu. O kuri vieta vaikams patiko? Vaikams mano patinka labiausiai, aišku, Ubudas, nes yra, kaip ten tas vadinasi, marketas, kur gali eiti tenais, bet šiaip Ulivato jiems irgi labai patinka ir ypatingai surfinti. Tai bet šiaip su mažais vaikais ten yra ką veikti, yra ir auklės, ir saugukas. Teko domėtis, kiek auklės kainuoja? Ne, nesidomėjau. 5 eurai valanda. Tai aš manau, kad ten negali kainuoti daug, jeigu ten, kaip sakoma, masažas pėdų pusės valandos kainuoja, ten irgi ten 3 eurus ar ten dar kažkiek.
Tai va, eidom kiekvieną dieną. Į kurią vietą? Oi, Ar nežinau, ten bele kur šaudavo? daug jo tenais. Tų vietų kartais net iš vis random einam ir Užsukat. užsukam. Nes aš, prabandęs su Luvatu turbūt didžiąją daugumą, tai atradęs geriausia, taip turi pavažiuoti toks biški gal 20 minučių nuo Luvatų. Vietinė, ten kainuoja 6 eurai, geriausias masažas. Tai vad, kai atrandi tos va tokius vietinius patogus. Tai mes irgi buvo taip, buvom tokias, kaip sakau, labiau fancy. Tai silpnesnis, bet buvom tokiuose random užėjęs, tai taip atminkė, kad jau vienu momentu kojas, tai net norėjau taip sakyti. Bet negali, reikia. Ne, vyras esi. Linai, dar žiūrėk, gal vienas iš paskutinių klausimų. Kam nereiktų investuoti į Balį? Neįsivaizduoju. Jeigu atvirai, tai norėčiau, kad visi lietuviai investuotų Balį ir ypatingai... Šokis visi kartą atvarytų. Jo, ir turėtume gerą laiką. Ir nepriklausomybės dieną galėtume didelį stalą per visą Livatų turėti. Bet šiaip, kam nereiktų investuoti, ne, tai galbūt... žmonėms, kurie nepasitikė žmonėm. Ir kuriems galbūt nereikia žmonių. Kuris toks, sakykime, kad ir kaip, yra tokių žmonių, ne, kuriems, kad ir kaip bus gerai, bet vis tiek bus blogai. Tai, kiekviena šalis tokių turi, ne, kaip aš juos vadinu verksniais, ne, aš verkiu, bet aš nieko nedarau, nieko nekeičiu. Tai galbūt tokiems nereikėtų investuoti, bet aš manau, kad vis tiek žmonės, tie, kurie nori investuoti arba bent pagalvoja apie Balį, jie yra tiesiog, galbūt aš netgi, sakyčiau, galėčiau nuskaityti jos, kurios gali investuoti, kuris nori investuoti, ne? Jie yra kardinaliai skiriantis nuo tie, kurie nori investuoti, pavyzdžiui, Ispanijoje. Jie tikrai kitokie. Tai va, tai aš turiu savo nuomonę tenais, bet, sakykime, pasilaikysiu savoje, bet, jie yra kitokie. Tai va, tai šitoj vietoj. Antras dalykas, kad, šiandien dėl ko sakau, kad norėčiau, kad visi, nes kol kas, ką mes matome viešai, ne, iš kitų projektų, kurių lietuviai daro, ne tik tai lietuviai, aišku, yra ten nuskambėjusių būtent rusų, kurie irgi labai daug pagadino, kur prisirinko ten pinigų, kiti ten bandė statyti 5 metus, ten investavo ir 5 metus, tai nieks tokios gražos ir tokios investicijos nenori, nes didžioji dalis visi nori, aš investavau ir čia kaip kur tas efektas, čia kaip ir mes einam į masažą ir išmasažavo ir noriu, kad man čia kažkas greitai, kada čia bus. Rytoj, poryt. Kur tas efektas. Tai mes, visi žmonės taip norim. Ir šitoj vietoj, sakyčiau, galbūt tiem ir kurie, kaip čia sakyt, kurie žmonės nori to tokio užsivėliau. Jo, bet aš manau, kad šiandien, žinai, mes matau, kad laikas kaip ir eina į pabaigą, mes jokio plano neturėjom, žinai, buvo smagu tave pakalbinti, papasakoti tikrai labai įdomiai iš įvairių perspektyvų apie patį Balį. Susipažinom iš tikrųjų, ne pirmą kartą šiandien ir matėmės. Tai aš manau, mes galime auditorijos paklausti po to, kas jums įdomu, apie ką norėtumėt jūs išgirsti. Ir pakalbinsim gal dar kartą Liną, gal kažką kitą. Tai pasidalinkit klausimais, o mes pasistengsim atsakyti, papasakoti taip, kaip yra. Ir mūsų tikslas tiesiog pasidalinti taip, kaip yra ir be jokių užuomazgų. Tai turbūt tiek. Ačiū Linai. Ačiū. Ačiū.